Man atrodo, šeimos idealas yra toks: 2 vaikai, žmona, namas ir aš. Visų pirmiausia, kas turėtų būti poroj, tai turi būti pasitikėjimas. Tai yra turbūt tai yra svarbiausias dalykas. Jeigu tarp 2 žmonių nėra pasitikėjimo, tai nėra nieko. Bet kaip neapsigauti, ar jausmas tikras? Aš manau, kad yra teisingai vyresnių žmonių, kurie gyvena 50-40 metų kartu. Yra sakoma, kad meilė perauga į meilę, tiesiog ir kartu gyvenimas su mylimu žmogum yra tokiais lygiais išdėstytas, kada pirmą kartą būna ta euforija, pirma meilė ir susižavėjimas ir taip toliau. Po to tai tiesiog tampa šiek tiek rutiniška. Šiek tiek perauga į kitą lygį, kad savitarpio supratimas, toks palaikymas vienas kito, užuojauta visą laiką ir tas toks laikymas vienas už kito. Šiam pasaulyje sunku susivokti pačiam save, o ką kalbėti apie kitus. Norėjau pašnekėti apie muziką, tai dabar papasako, kokios naujienos pas tave muzikos srityje, ar nusimato kažkoks tai gal albumas naujas? Naujienų daug, daromų šiais metais yra naujos programos, vasarą buvo daryta. Dabar aš stengiuosi daugiau bazuotis ir, kaip pasakyti, keisti savo muziką. Ne tik stengiuosi, bet tiesiog atėjo toks laikas, kada aš visą gyvenimą svajojau klasikinę muziką dainuoti ir dabar tiesiog toks vyksta lūžis, kada estradinė muzika palieka mano gerklę ir smegenis ir aplinką, o ateina klasikinė. Šią vasarą buvo daug dirbta prie operinio kūrinio Meilės eleksyras. Spalio 16 bus debiutas Operos baleto teatre. Tai yra su Vilniaus filharmonijos valstybiniu kvartetu ir albumas rašinėjamas. Rugsėjo 20 turim tai padaryti ir iki gruodžio išleistas bus. Tai pirmas klasikinis albumas, kuris išeina tiesiog. Yra tokia pradžia. Nekantravom pamatyti. Taip supratome, kad savo antrosios meilės muzikos neapleisi po vestuvių. Ne, tai čia yra pagrindinis gyvenimo tikslas ir nevadinu aš net tai darbu. Sakydavau, ko tu dirbi, tai net sakyčiau, aš nedirbu. Nes tai yra gyvenimo būdas visų pirma. Visų antra, tai yra... Aš gyvenu tiesiog muzikoje. Tau tinka posakis, surask darbą, kurį myli ir gyvenime tau nereiks dirbti nei dienos. Smagu, kai gali užsidirbti iš pomėgio. Teisingas posakis iš tikrųjų. Ačiū Merūnui už pokalbį, linkim tau sėkmės. Ačiū jums. Sėkmės.